lietuvis. Ir šiandieną mes darysime ragaujant video. Šiandieną mes esame Statetui, pajudėjome iš Vilniaus, važiuojame į komandos kaip tokią kelionę iki Čekijos. Buvome Latvijai, Lenkijai, dabar važiuojame į Čekiją. Dabar yra kiek, maždaug jau po 6:20 važiuosime toliau, sustojimas bus Lenkijai, duosim šiandien kontentą, taip pat, kas šiandieną tiesiog mūsų kelionėje labai laukia, tai mes susirašėm su vienu iš Čekijos klubų, Majorka Praga, aš žinau kaip šitą reikia. Ir penktadienį vakare mūsų sakė maloniai priims, pakūrė kažkokį mituką, įkėlė stories, patagino mus, tai atvažiuosim su savo bolidais, tikrai turim gerų bolidų. Gerų, bet mažai. Nepaminėjom to. Nepaminėjom. Jo, mes jas įspėjom, sakau, ant mūsų čia bus kukliai, bet sakau, mes vis tiek atvažiuosim. Tai va tikrai labai laukiam, kelionė bus labai smagi, įvairi, tiek pačiai Prahoje važiuosim į pilis, į vandens parkus, į Bierspa, kur iš tikrųjų čia toks labai, manau, unique experience'as ir nežinau, iš tikrųjų visokių nesąmonių prifilmuosim, iš tikrųjų labai kelionė linksma laukia. Savo nogus pilvus Bierspa. Taip. Ką tu? Contribui narys mūsų. Nu, labas. Ar pasiruošęs kelionė, ar tu parašai savo bolidą? Mačiau, kad ten kiek karočią. Viskas rėdi, viskas paruošta, karočią, šeriam, gazuojam, lekiam. Viskas, va teisingai. Jo, dar pafilmuosim, kad čia tik pradžia. Žodžiu, atvažiavom į pirmąjį stopą, atvažiavom, man atrodo, šią molas, pirmojo, Lenkijai, sustojom užsipilt, pavalgyt, pusryčių, ankstyvieji vis tiek. Ir koks yra dalykas, kad mūsų pora narių yra labai protingi žmonės ir jie, kai važiuoja į kelionę, pamiršta keliavimo dokumentus. Nu tai kas tai yra arba pasą, arba ID, tapatybės kortelę. Nu ir ką, dabar sukasi atgal, važiuoja iki Kauno, tada iki Vilniaus ir tada atvažiuos prie mūsų prisijungti. Kaip sakoma, jų kasekas, dabar jie važiuos tiesiai į Čekiją, mes jų nelauksim. Mes pavalgom, papusryčiaujam ir judam toliau. Draugas ir vienas prigeria. Neprigirinėjai, laukia savo eilės vairuoti, tada prigirinėjai su 100%. Laukia savo eilės prigert, o mes čia važiuojam, karočiui už mūsų išotas. Taip, o mum iki kelionės tikslo liko 858 kilai. Būsime Čekijos laiku be 24, bet palibavom, būsim vėliau, dar sustosim kažkur. Atvažiavom iki Varšuvos gerųjų kamščių. Varšava. Jo, 632 km, stovim kamštį, dabar kiek čia yra 9 ryto, nu tai čia pats karštymetis. Žodžiu, sustosim kažkur už Varšuvą sustot, kažką paveikti, biškai prasivaikščiot ir važiuosim toliau. Ja, pagazuok! Dieną, mentai čia dabar fotografuoju, negalime spausti, bet tuoj tęsime savo kelionę toliau link Čekijos. Liko viso labo tik tai 472 km ir pasieksim akimirksų, planuojam per 3 valandas kažkaip atsidurti. Šiuo metu rodo, kad Prahoj turėtume būti maždaug 15-14 jų laiku. Ką kolektyvas, kaip kelionė? Kaip jūsų nuotaikos? Kaip jūsų nuotaikos? Ką ten dirbi su kompu? Parodyk. Ką ten dirbi su kompu? Koduoja žmogus ir čia negali paleisti darbo, tai kelionį irgi važinėja su tas pačiu. Malodės. Sveiki, Hebra. Galite papasakoti, kas ką tik buvo įvykta, padaryta, kaip sakant, kas įvyko kelyje? Darėm metų įvykį. Apie kamščius, viso 2 km atbulinių. Kiekvienas žmogus, beveik kiekvienas filmavo šitą įvykį. Bet aišku, čia Lenkai, mes ten neprašom medžiagos. Taip, nedarykite. Niekada. Taip, nedarykite. Bet... O tai gerai, kas konkrečiai buvo? Tai buvo kamštis dėl avarijos? Jo, čia buvo? didelė avarija. Labai daug policijos atvažiavo, pareigūnų, ten nežinau, operų ir visų. Ir tada jau mes nuvažiavom. 009. Gerai, Hebra, parodysiu savo mašiną naujo. Nusipirkau. RS6. Į Čekiją važiuoju, bet per Lenkus, kad nusipirkti šitą mašiną. Tai kad laukite istoriją, bus istorija. Nightriders.lt.shop. Va mūsų svetainės linkas, čia pasiėmat megztukai, magnetiniai laikikliai, lipdukai, kvapukai ir visokio kito velnio bei mūsų faktas chemija. Chemija, kuri mums geras ir šito kelionė biškį pasivalyti mašinas, ane? Atvažiuok ir įrodė, kad gali įveikti mane.
Girdėjote viską patys. Tai dabar žodžius rimtėjant, tai problemų tikrai buvo, kaip ir minėjo kolegos, kamštis buvo belekokio dydžio, gal 4-5 km, policija buvo pilnai užkirtusi eismą ir dar, nežinau ar matosi, bet ten horizonte vis dar matosi, kad stovi fūros ir jas visiškai nejuda, stovi automobiliai, didžiausia eilė ir niekas absoliučiai nejuda. Tai labai tikėtina, kad policija bus dar ilgai užblokavusi kelią, nes visiškai jokio net milimetrinio pajudėjimo nėra. Tikriausiai buvo masinė avarija, patys nematėm, bet 3 kilometrus važiavome atbuliniu per avarinę juostą, tai tikrai problemų buvo. Bet yra kaip yra. Long story short, atvarėm Bedronką, čia va supermarketas, pasiėmėm ko norėjom, kas patinka, čipsai, visokie kiti šūdai ir panašiai. Šipalauk, važiuok. Eik tu savo, kaip šitas palytė atrodo, pažiūrėk. Blemba, eik tu. Pasme, kitas lygis biški. Kitas biškis, autoritetas. Žodžiu, Hebra, atvažiavome dabar jau į viešbutuką. Viešbutuką šį parodyk, kaip atrodo, blemba, aukštas, toksai dangoraižis. Čia Night komanda papigiai nesinuomoja. Žodžiu, atvažiavome iki viešbutuko, pasiėmėm daiktus, einame tiesiai į group check-iną, užeisime ten, įsičekinsime viešbutyje. Kelionė buvo tikrai nelengva, 14 valandų sustojimais gaunas tikrai daug, tai tikrai nelengva, bet einam link pastatėlio, pažiūrėsim, kas gero čia, kaip atrodo vestibiulius, pamatysim ir važiuosim toliau. Hebra, eisim, įsikūsim, parodysim, kaip kamariai atrodo, kaip kambarys atrodo. Tokį Paulio Samoškos karočią stylą, va, tai va. Davai, Europa. We have reservation for Gabriel name. Yes, for Mr. Gabrielis. A lot of numbers, you know. You can come here. Of course we Okay, can come. sure. We can come, definitely. Nu ir ką, Hebra, atvažiavome į mūsų viešbutuką, jau įsikūrinėjom po truputėlį. Vylisai, porą komentarų, kaip tu čia atrodo viskas? Man patinka, realiai atvarysiu čia, nežinau kada, aišku. Tikriausiai nenakvosi, nes pastovi būsi. Čia tikiuosi nenakvosiu. Parodysiu, ar čia get ready with me, kiek juk kainuoja jūsų apranga? 15 eurų, labdara. Labdara? Labdara šį Čia brolio, trusai Nerodyk! ir kepurė padovanoju. Iš vaikų namų. O mes ką, išjungiam vlogą, eisim ruoštis, eisim praustis ir judėsime į miestą. Atrodo, užsirytas to karočią užstriks, b***. Pašokinėjom davai. Sveiki. Zdarova. Ką pasakyk gerą? Labas. O gal gali pakomentuoti Edvino sugebėjimo kažkokiu būdu palikti dokumentus Lietuvoje? Visų pirma, Edvinas yra išskrydęs, aš vapšiai, jis yra atsiskrydęs, jis ir pramiegojo mūsų važiavimą, su antro atvažiavome iki sienos ir nebėra dokumentų. Atgal grįžo, nu ir visi viečiau sėdi. Pavažiavom savo ramiai 400 km neapsikraudami, grįžom prie sienos ir mūsų neprašė dokumentų. Dokumentai kaip buvo kišenė, taip ir liko kišenė, niekas mūsų nepatikrino. Bet suprantate, kad esmė, čia pats faktas, kad jis pamiršo dokumentus, čia kitas dalykas yra. Kaip apie tokį pravalą galvoji pats, Edvinas? Žiūrėkit, man ryte baladojo į langus, mano draugai mane kėlė. Aš išėjau per 3 minutės iš namų, vos pramerkęs akis, sorry, kažką pamiršau. Galbūt tai buvo mano svarbiausias daiktas, kurį turėjau pasiimti, bet ką padarysi. Atėjom į, kaip čia, Old Town Square, nu tai kaip pas mus Vilniuje, Kaune irgi yra. Kaip ir visi normalūs žmonės atvykę į svetimą miestą, ieško pivako. Tikiuosi labai dirbs, nes čia karočią būna prikolo, kad jie užsidaro vis laiką. Žiūrėsim, ar gausim vietos, nes pas mus yra pusė, kurie ir nepavalgė, kiti pavalgė. Aš tik noriu pagerti. Edvinas labai nori irgi išgerti, jis yra ponas alus. Bet jau nebesirodysiu ant kamerą, žinau, kad Karolio pasilgot. Jeigu ką sakykit, jeigu jūs norite mažiau vengti to žmogaus, sakykit, mažiau chebrytės bus normalesnių žodžių. Ne, juokauju, jis normalus žmogus yra, viskas gerai, jis ten kartais mėgsta per daug pašnekėti ir per daug ir ko nereikia. Norėjai bonkės? O! Bet tik aš tą klubą nešęs. Sveiki visi. Sveiki visi. Atėjome prie savo šiandien vieno iš pagrindinių tikslų, tai yra Superman. City Shop. Karačia, mūsų iš 2 liko 5. Jo, liko 5 stipriausi. Išvarė visi namo palisėti, mes čia 5 judam kaip seni vilkai į link klubų. Kokį 5, tu čia už pusį, 4,5 skaitau. Nu, dabar pafilokit iš Данила, короче, что вы. Как тебя зовут? Анна. Чем ты занимаешься в Праге? Работаю. В пятницу у тебя есть какие-то планы? Да, еду в Брно. Я буду свободная, все ради... В пятницу ты приезжаешь на МИД, Мажорка, Прага. Какая твоя любимая марка автомобиля?
BMW. Marka, модель. М4, кабрик. Anna, thank you so much. Have a good day. Have a good day. Sveiki visi, su jumis kaip visada Viljamas, Pilas, Šekspyras. Važiuosim su šitą mašiną šiandien į akvaparką. Nesu šitą su visom mašinom važiuosiu. Oi, varysime akvaparką, realiai, pirtelį, sauna, ten kalniukai. A few moments later. Dabar varysime Hebrą nuo pačios baisiausios čia esančios trasos. Jis yra pati žiauriausia, pati karočiai galingiausia. Vadinasi švėriš trek, o tai reiškia juodoji baisioji trasa. Čia dar ne viskas, Hebra, čia dar ne viskas. Čia tik pradžia. Eikštuna. Gabilė! Gabilė! Atsargiai! Čia bus! Baigėm maudynės, atvarėm į McDonald'są, ačiū labai. Atvažiavom McDonald'ą, eisim pavalgyti skaniai. Mes toliau išėjom, grįžom iš vandens parko, kaip matėt, buvom nuėję į McDonald'ą, nusiprausėm. Ir viskas, tai dabar mes susiruošę visi, keliaujam į miestą, įsikvietėm 2 boltus, dar kiti biškį vėliau privarys. Važiuosim iki miesto, pasėsim, užsirezervavom staliuką 20 žmonių centre. Tada atsigėrę, pavalgę, varysim toliau miestą, nes Prahos naktinis gyvenimas yra labai aktyvus ir labai daug jaunimo, labai daug studentų, labai daug šiaip apskritai žmonių. Aišku, turistinės vietos, tai kainos yra pakankamai brangios, ta prasme, šiaip daug išleidžiam pinigų, kas liečia maistą, pavalgymus, taksus ir viską panašiai, tai tikrai yra brangu. Kuras yra pigesnis biškį negu Lietuvoje. Planas toksai, kad varysim į klubelį tikriausiai. Vakar buvom užėję, kaip sakėm, į klubelį, tai tam klubelį, kaip mums tadžikas gatvėje sakė, kad ten bus štuka 400 žmonių, galvojom, kad meluojam, bet iš tikrųjų užėjus matėm, kad iš tikrųjų tiek ir yra labai daug žmonių ir ten nemeluoja. Trečiadienio vakarą Prahoje klube yra apie 1000 žmonių, kas yra tiesiog nesuvokiamas kiekis. Mes važiavom pailsėti po visų darbų, nes mes, Hebra, dirbome dėl jūsų kiekvieną mielą parą, siunčiame siuntas jums, ir mes pailsėti, ir Viljamas turi pailsėti visokiausių video darimų, tai žodžiu, mes turim pailsėti visi. Jums, Hebra, primename, kad jeigu norite pasigražinti savo automobilį su mūsų chemija, gerai jį išsiplauti, išsivalyti iš vidaus, nitriderslt.shop linkiukas čia, paspaudžiat, yra mūsų nauja chemija, paleidome 7 produktus plus šluostis vidaus ir kepalo prasivalymui. Jeigu norit būti mūsų Contribui ir su mumis irgi turėt progą pakeliauti kartu, irgi linkas štai čia Contribui, žodžiu viską rasti. O mes toliau keliaujame į miestą. Sveiki, labai skaniai pavalgiau. Varysime dabar kažką linksmą paveikti, ne tik pavalgyti, bet ir biškį pajudėti. Vakar mes buvom biškį 4 pajudėję, kiti miegojo, buvo beprotiškai linksma. Trečiadienį susirenka klube tiek žmonių, kiek Vilniui, karočią penktadienį kokį. Yra kosmosas, naktinis gyvenimas Prahoje yra insane.
Atėjom į klubą, į Dupleksą, į Duplex klubą, pačiam viršui, rooftopė, centre, aš nežinau čia kokią gatvę. Atvykom, laukta, nesulaukta, atvarėm čia, sunku parodyti, kiek iš tikrųjų judesio yra. Eina ir eina ir eina giliau. Mes atėjom į terasą pirmų, kad pažiūrėt, biškį aklimatizuoti, žinai, aklimatizuoti. Bet šiaip tuoj judėsim į vidų. Day 3, šiandien trečia diena, kaip atsikeliam. Šiuo metu dabar turime 13:12, kai kurie dar prieš porą valandų grįžo iš miesto. Sveiki, publika. Tai dabar užpilsim truputį kūrą, nuvažiuosim pavagysim, lėksim į automobilių autotechnikos muziejų ir po to nuvažiuosim atgal į viešbutį, pasiruošsim iki mūsų renginį mytą su Mažorka Praha. Susitiksim jau toliau. Mažorka, Lithuania! Važiavom garaž į muziejų. Parodėm centro, kaip reikia važinėti. Tai va, einam dabar technikos muziejų, nusiėmam šitas kaukės, nes nesąmonė. Pabuvom tam technikos muziejui. Smagu, visokiausių senovinių lėktuvų, dviračių, motociklų, netgi automobilių, kurie nuo pat senovės laikų būdavo gaminami Čekijai tarpukario metais. Tai tikrai buvo įdomu. O mums susirinkimas su Mažorka yra jau 7 val. Tai liko 2,5 valandos. Reikia važiuoti po truputėlį. Tai judam. Labai daug jūsų žiūrinčių dar esate mūsų nepasubscribinę. Tai prašom, hebra, po šitų video paspaudžiam subscribe, varpelį, like, kad nepraleistumėte kitų dalių, kitų mūsų visokiausių projektų YouTube ir panašiai. Ir ką? Ir tada greitai matysim, kaip veikia.